Birželio 21 dieną Jurbarko rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis, į kurio darbotvarkę buvo įtraukti 3 klausimai. Pirmieji 2 buvo susiję su pasiruošimu galimam afrikinio kiaulių maro protrūkiui. Su gyvulių užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvos Respublikoje bei kontrolės ir prevencinėmis priemonėmis prieš afrikinį kiaulių marą komisijos narius supažindino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas. Šiuo metu afrikinis kiaulių maras yra registruotas 19 rajonų savivaldybių, tai artimiausia galbūt vietovė. Tai yra, kuriame yra nustatomi šiuo metu afrikinis kiaulių maras, tai yra Kauno rajonas, būtent Vandžiaugalos seniūnija, ten yra toks, kaip ir mūsų pats karščiausias židinys. Ir aišku, jeigu žiūrėti iš to tokio kaip regionalizavimo prasme, visa Lietuva yra suskirstyta į 3 zonas. Pirma zona. Tai yra pati lengviausia, buferinė zona, antra zona tokia zona, kurioje afrikinis kiaulių maras yra nustatytas šernuose ir trečia zona, afrikinis kiaulių maras nustatytas naminėse kiaulėse. Tai būtent Jurbarką, keletą Jurbarko rajonų seniūnijų liečia ta pirmoji buferinė zona. Tada vadinasi, galime daryti išvadą, kad tai yra tiesioginis ryšys ir būtent Jurbarko rajono visos institucijos, Jurbarko VMVT, tiek savivaldybės administracija, visi turi būti pasiruošę. Turi būti pasiruošę prevenciškai ir, aišku, pasiruošę, jeigu atsitiktų nelaimė ir būtų diagnozuotas būtent židinys. Tai šiandienos tema aš ir norėjau savo pristatymu pabrėžti, kad geriausia yra prevencinės priemonės, bet aišku, jeigu taip atsitiktų, kadangi ligos plitimo keliai yra įvairūs ir būtų nustatyta pas jūsų rajone liga, aišku, visos rajono institucijos būtų pasiruošusios be jokios streso suvaldyti situaciją. Pagrindinėmis priemonėmis padedančiomis apsisaugoti afrikinio kiaulių maro grėsmės Vidmantas Paulauskas įvardino biosaugos reikalavimų laikymasi, kurių, pasak jo, laikosi ne tik ne visi medžiotojai, bet ir smulkūs ūkiai. Analizuojant šios ligos plitimo priežastis kaimyninėje Latvijos Respublikoje buvo pastebėtas ir keletas naujų atvejų, kai ūkiuose laikomos kiaulės užsikrėtė nuo šeriamos žalios žolės, nušienautos pamiškėse, kuriuose ganosi afrikinių kiaulių maru sergantys šernai. Latvių kolegos, jie nustatė tokį būdą, kad ūkyje, kuriame buvo nustatytas afrikinis kiaulių maras, kad būtent tas maro virusas į ūkį buvo neštas su žalia žole. Tai ta prasme, ūkininkas papjovė žolės ir tą žolę įnešė į fermą ir pašėrė kiaulės. Ir po to kiaulė susirgo ir pradėjo kristi. Tai ta prasme tiesioginis rodymas. Kaip apsisaugot? Ta prasme, reikia termiškai apdoroti, šutinti žolę, ta prasme, tada ta prasme, apvirti ją ir, aišku, tokiu būdu virusas žuvo, kadangi karščiui virusas yra neatsparus. Vidmanto Paulausko teigimu, iki Jurbarko rajono savivaldybės afrikinio kiaulių maro virusas dar neatkeliavo. Tačiau jeigu taip ir nutiktų, atsakingos tarnybos, pasak jo, yra pasiruošusios atlikti visus atitinkamus veiksmus reikalingus tokiai situacijai suvaldyti. Tarnybos yra pasiruošusios, tarnyba mūsų žino, tikiuosi, kad kartu Jurbarko valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su savivaldybės administracija pasirengs sąveikos planą. Ir tas sąveikos planas tikrai dar labiau padėtų, kadangi visi žinotų, ką reikia daryti, kokiu laiku. Tada atsitikus problemai nekiltų jokio sumišimo, jokio lakstymo ir visi žinotų, ką turi padaryti. Trečiuoju ekstremalių situacijų komisijos posėdžio klausimu buvo kalbėta apie gyventojų saugumą maudymosi sezono metu. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Tomas Statkus komisijos narius supažindino su mūsų rajono savivaldybėje esančiuose vandens telkiniuose paskendusių ar rastų asmenų 10 metų statistiką, bei pristatė bendras savivaldybės ir Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prevencinės priemonės, padedančias apsaugoti žmonės nuo galimų nelaimių. Su priešgaisrinės gelbėjimosi tarnybos vadovu mes jau esam keletą pokalbių turėję, keletą jau ir mėnesių anksčiau, ką mes prevenciškai galėtumėm daryti.
Tai ir labai džiaugiuosi tai, kas ir vyksta, tai yra parodomosios programos mokyklose. Ir šiai dienai tai yra jau 7 mokyklose, kaip mes ir kalbėjom, turbūt yra geriau pamatyti, negu girdėti, kas yra kalbama. Ir kiek esu girdėjusi ir atsiliepimus iš mokyklų, tai tikrai sulaukia labai didžiulio dėmesio mokyklose, kada vaikai pamato ir narą, ir valtį, ir skenduolį, ir kaip reikia gaivinti, tai yra, kaip sakau, ištisa programa. Negalėčiau, aišku, ir nepasidžiaugti ir seniūnų veikla. Tai, kas buvo pirmasi tokia parodomoji programa ir Girdžių seniūnijos šventėje, kadangi Girdžiai turi tvenkinį, kur taip irgi didžiulė rizikos sritis, kad žmonės ten būtų atsargus. Apie tokias programas, manau, reikėtų galvoti ir kitose seniūnijose, kad kartu prie švenčių parodyti ir pamokyti žmonės. Ir žmonės, kada jie geriau, sakau, pamatyti negu girdėti, kada pamato, visiems kas nors lieka mintyse. Tai tokias prevenciniai dalykai. Kartu su savivaldybės administracija yra išleisti ir lankstinukai, kurie yra dalinami ir seniūnijose, ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba juos dalina. Tai irgi toks pirminis pamokymas, kas netingi paskaityti, pavartyti, kaip reikėtų elgtis ir prie vandens telkinio, ir kaip pamačius skęstantį žmogų.